savaitgalis. Praeitas savaitgalis buvo skirtas grožiui, plaukams, savo, o šis savaitgalis skirtas pasikultūrinti. Tai gavom bilietus į labai faino komedijanto Max Amini pasirodymą Amsterdame. Tai prigrėbiau bilietukus ir šiandien tą dieną. Tai lekiam, dabar jau esam traukinių stoty, tik atsitiko dalykas. Sėdėjom jau traukinį į Amsterdamą, tiesioginį traukinį į Amsterdamą. Ir dabar mus visus išlaipino, nes priešais mus atsitiko kažkokia nelaimė ir ar traukinys susidūrė, ar tiesiog kažkas sugedo. Dabar visi ieškom kelių nuvykti į Amsterdamą. Žmonių daug, visi pasimetę ir nežinom ką daryti, nes ko gero vėluosim. Arba gali būti, jog nenuvyksime į šou. Žiauriai gaila, nes labai norėjau ir labai džiaugiausi, visą savaitę labai laukiau šitos dienos. Na, bet atsitiko kaip atsitiko. Bandom išlikti pozityvus, dar turim gal apie 2 valandas, bet ar spėsim, nežinau. Nu ką, įlipom į dar vieną traukinį, dabar iki kitos stotelės ir vėl lipsim į dar vieną traukinį. Šiandien pakeisim kokius 6 traukinius ir ar spėsime savo tikslą, neįsivaizduoju. Jeigu nespėsim į šou, tai tada tiesiog eisim pasivaikščiot po Amsterdamą ir grįšim namo. Nu ką, panašu, kad įsėdam jau į paskutinį traukinį. Ir tikiuosi, kad jau niekur persės nebereikės ir pasieksim Amsterdamą laiku. Kol kas rodo, jog būsim po 2:19. Šou prasideda 3. O mums dar 3, beveik 4 kilometrai reikia nusigauti nuo Amsterdamo stoties iki tos vietos, kur vyks šou. Na ką, jau Utrechte, liko dar gal pusvalandukas ir būsim Amsterdame. Viskas, liko gal 5 minutės, spėjom atsipūsti, nubėgti iki tualeto ir dabar jau einam ieškoti savo vietų. Back to me because I heard some beautiful voices in Amsterdam, so we're going to do a little duet. Why did you put the ugly people in the front? Welcome everybody, I came, this is my last show of the tour and I am beyond excited. I wish sincerely from the bottom of my heart for Wasim to get a job and for his soccer to get better. Every one of you achieve your wealth, your health.
Na ką, mes jau po šou. Atėjom iki tokio restorano pavalgyti greitai. Šou buvo fantastiškas. Likom tikrai labai patenkinti. Jeigu kada turėsit galimybę pamatyti Max Amini live show, tai tikrai pirkit bilietus, tikrai apsimoka, labai prisijokėm. Labai graži salė buvo, tikrai nesitikėjau, kad taip arti sėdėsim, nes kažkaip perkant bilietus atrodė, kad būsim tikrai daug toliau nuo scenos. Bet iš tikrųjų buvom labai arti ir galėjom viską stebėti tiesiog šalia mūsų. Tai labai patiko. Visa salė pilna žmonių iš viso pasaulio. Netgi, sakyčiau, mažai buvo olandų pačių. Buvo žmonių iš Lietuvos, nes jis paklausė, iš kokių šalių žmonės yra atvykę. Tai buvo ir daugiau lietuvių, tai labai smagu. Mūsų patirtis tikrai 10 balų. Aišku, kelionė pati iki čia buvo ganėtinai sunki, bet tikiuosi, kad namo grįšim šiek tiek lengvesniu keliu. O dabar pavalgom ir šiaušiam į traukinių stotį. Na ką, labas. Praėjo lygiai savaitę laiko nuo komedijos šou, kurioje buvome Amsterdame. Komediantas vardu Max Amini. Jis yra vienas iš mano dievaičių. Turiu 2 mėgstamiausius komediantus anglų kalba. Tai jis vienas iš jų. Esu labai laiminga, kad turėjau tokią patirtį, jį pamatyti gyvai, išklausyti jo šou ir pasilepinti gerą juoko dozę. Mums abiems labai patiko. Čia buvo mano dovana meiliai Valentino dienos proga. Sakyčiau, dovana užskaityta, nes ir jis patenkintas, ir aš patenkinta, ir turėjom tokią labai fainą, nuostabią patirtį. Ir tikrai labai dėl to džiaugiuosi. Nes prisijokėm į valias, turėjom progą išvykti iš namų ir truputėlį prasivedinti nuo viso buiteko ir darbų. Tik gaila, kad negalėjau labai daug nufilmuoti, nes tokios taisyklės negalima nei filmuoti, nei fotografuoti pasirodymo metu. Tai kažkokias mažas ištraukas pavyko padaryti, niekas dėl to ten nieko nesakė, nes visi kažkiek tai norėjo nufotografuoti ir nufotkinti, tai čia dėl to jokių bėdų nebuvo. Šiaip jisai kaip žmogus iš savęs yra labai juokingas, turi tą tokį natūralų humoro jausmą ir labai daug dirba su publika. Tai va tas labai faina, nes atrodo, kiekvienas žmogus salėje yra kažkiek įtrauktas į patį pasirodymą. Va taip sužinojom, kad buvo ir salėje daugiau lietuvių, nes klausė, iš kur žmonės yra atvykę. Tai labai fainiai pasirodė šitas dalykas. Jeigu dar kada nors jisai atvyktų, tai tikrai pirkčiau bilietus dar kartelį. Šiuo metu jisai turėjo turą po Europą ir va būtent tas pasirodymas, kuriame buvome, buvo jo paskutinis pasirodymas Europoje ir kitą dieną, kaip supratau, ar po 2 dienų jis išskrido jau į Ameriką ir tęsė savo turą ten. Tai tie, kas mėgstat gerą humoro jausmą, anglų kalba, įsiveskite arba į TikTok, arba Instagramą ir Facebook'e, nežinau, netikrinau, Max Amini. Ir pasižiūrėkit, ten yra įmestų jo bajeriukų, gal kažkam patiks. Mes grįžome tada ganėtinai vėlai, buvo sekmadienis, kažkur po 10 vakaro grįžom, tai reikėjo greit susiruošti viską į darbelį kitam rytui, nes anksti keliuosi. Tai truputėlį pirmadienis sunkokas buvo, nes atrodo tokia neišsimiegojusi buvau, bet vis tiek. Nuotaika buvo puikia, viskas gerai, tikrai buvo verta. Gurkšnoju savo mėgstamiausias obuolių sultis. Ai, beje, vakar pasidariau nagučius, rožinė spalva šį kartą, nes vis dažniau išlenda saulė ir vėl man norisi, kad tas spalvos tokios būtų ryškios. Tai nusprendžiau, kad šį kartą būsiu rožinė. Na, o tikroji Valentino diena buvo užvakar. Tai gavau labai gražių gėlyčių ir gavau labai didelį Douglas dovanų čekį. Čia kaip ir anais metais lygiai taip pat. Tai man tokios dovanos labai patinka, nes galiu pati išsirinkti kažką, ko labai noriu arba senai jau svajoju. Tai tikrai kažką sugalvosiu. Tuoj parodysiu, kokias gražias gėlytės. Štai pažiūrėkit, dar čia su tokiais mediniais širdelės elementais. Va kokios. Ir tuo pačiu, va, čekiukas, va čia jau žinau ir kokia suma, labai didelis, nežinau dėl ko mane taip lepina. Ir va Rafaelo, nes labai mėgstu Rafaelo. Na, o dabar galvoju, gal reikia pasidaryti kažką pietums, nes jaučiuosi šiek tiek alkana. Tai galvoju, gal reikia truputėlį pasiskrūdinti baltos duonytės skrebutį
ir pasidaryti tokį kaip sumuštinuką su lašiša ir kiaušiniu ir avokado. Jeigu turiu avokado, nes neatsimenu. Kažką va tokio. Paprasto ir skanaus. Žinokit, nusipirkau tokį keistą dalyką. Tiesiog, kad būtų lengviau išsivirti kiaušinį. Pavyzdžiui, kai norisi šiek tiek minkštesnio kiaušinio arba vidutinio arba jau visiškai išvirusio. Tai pagalvojau, galbūt visai geras dalykas, nežinau dar kaip jį naudoti tiksliai, ar jį reikia įdėti vandenį iš karto, ar kai vanduo užverda. Tai nežinau, gal iš karto įdėsiu, žiūrėsiu kaip veiks pirmą kartą. Jeigu nepavyks, tada sekantį kartą darysiu kitaip. Va toks va, kiaušinukas. Nagi. Žiūrėsim, kas bus. Kol kas atrodo taip. Aš kaip suprantu, jis buvo visas geltonas ir dabar po truputėlį jisai bąla nuo kraštelio. Ir turbūt pagal tai gali pasakyti, kaip kiaušinis yra išviręs. Na va. Tai gavosi iki tiek baltas. Tai turėtų būti pagal šitas spalvas vidutiniškai išviręs. Tai toks nei skystas, nei kietas. Pažiūrėsim. Manyčiau, tas aparačiukas tikrai nemelavo, kiaušinis toks pusiau, tarp kieto ir minkšto, tai sakyčiau visai neblogai ir tikrai man pasitarnaus dar ne kartą virtuvėje. Na štai mano sumuštinukas. Toks, tik tai gaila, kad neturiu avokado. Galvojau, kad turiu, bet iš tikrųjų neturiu. Tai skanaus valgantiems, kas pusryčiaujat, kas pietaujat ar galų gale vakarieniaujat. Tikrai labai skaniai pavalgiau. Priguliau ant sofos, vos neužmigau po pietukų. Paskui galvoju, ne, tikrai nepramegosiu visos dienos. Tai greitai persirengiau šiek tiek ir galvoju eiti į ekšiną. Labai noriu pasižiūrėti, gal yra kažkokių gražių dalykėlių Velykoms. Action parduotuvė yra dažniausiai viskas namams, tai jie tikrai daro dažnus atsinaujinimus ir kadangi pavasaris jau ne už kalnų, Velykos artėja, tai tikrai turėtų būti kažkas naujo ir gražaus ir tokio pavasariško bei šviežio, galbūt labai spalvoto jų lentynose. Tai tiesiog labai noriu nueiti pažiūrėti, gal kažkas naujo, gal kažką rasiu, kas man patiks ir nusipirksiu savo namam. Tai rengiuosi striukę ir lekiam. Žinoma, kad su artėjančiu pavasariu atkeliauja ir daržininkystės sezonas. Tai Action'e radau tikrai nemažai įvairiausių užsiaugink pats maišelių, krepšelių bei konteinerių. Taip pat įvairiausių daržovių bei vaisių sėklų. Man labai patiko šis radinys, tai yra maišelis, kuriame yra jau sumiksuotos įvairiausios žolelės bei salotos kartu su žemėmis. Labai lengvas užauginimas, manau, tai sekantį kartą ateisiu jo nusipirkti. Na ir kaipgi be gražių spalvotų gėlyčių. Šiais metais galima įsigyti net ir laukinių gėlių sėklų miksą. Taip pat įvairiausių gražiausių gėlyčių jūsų darželiui. Galiu pasakyti, jog nesu gėlių auginimo specialistė, tokia kokia yra mano mama. Ji tikrai turi didžiausią talentą tam, tačiau neprarandu vilties, kad kada nors pavyks ir man. O čia pamačiau tokį gražų, pintą, paprastą, pakabinamą, žinoma, gėlių vazonų laikiklį. Ir kaipgi be žvakių. Tai turbūt skyrius, į kurį visuomet šutinu pirmiausiai. Šįkart tikrai buvo įvairių naujų žvakių, kurių dar nemačiau praeitą kartą, kai buvau Action'e. Pavyzdžiui, va šitos. Pasižiūrėkit, kokios gražios pavasariškos, su vaisiais, va, pavyzdžiui, apelsinukais. Kvapo labai neužsiuodė, galbūt reikia, kad dėžutė būtų atidaryta.
Labai daug naujų diffuserių pastebėjau. Va šitas man patiko labiausiai, manau, nes forma pati buteliuko gera ir labai gražios spalvos. Kvapo dėja nežinau, nes sandariai uždaryti visi buteliukai. Šie tokie šaltesnių tonų, o šie aišku labai pavasariški. Čia rozmarinų, orchidėjų, rožių, karamelės kvapo žvakės. Taip pat eukalipto, vanilės bei apelsinų žiedų kvapai. Praeitais metais šios žvakės buvo su tulpėmis, šiais metais jau su lauko gėlėmis. Čia tokios mielos, minimalistinės, pastelinių spalvų žvakidės. Žinokit, man labai patiko šitos vazos. Taip, labai daugeliu jas nepasimerksi, tik keletą žiedelių, bet pažiūrėkit, kaip gražiai jos atrodo. Taip pat šios vazos atrodė ganėtinai gražios, tokios baltai geltonos, tačiau buvo likę vos 2. Pamačiusi šias lėkštes, net nusišypsojau. Pasižiūrėkit, koks pavasaris jūsų lėkštėje. Nagi, šiame skyriuje taip pat vyrauja spalvos, labai gražios. Pasižiūrėkit, ką galvojate apie šios bliūdelius. Man tai labai patiko, jie tokie ganėtinai gilus. Taip pat įvairias spalvės lėkštės dryžuotos. Galima surinkti visą komplektą, nes ir podeliai lygiai taip pat kaip ir lėkštės. Tokie gražus, iš tikrųjų gražus komplektai visai gautųsi. Į komplektą netgi kiaušinio taurelė laikiklis įeina. Va jei, pasižiūrėkit, kokio mielumo podeliai, su kokiais gyvūniukais. Va čia yra kiškiukas, čia panda ir dar buvo liktai su lapute. Šitie podeliai gražūs, tačiau visai ne mano stiliaus. Nesugalvočiau, kur juos įkomponuoti. Namų statulėlės, tiek lauko statulėlės. Vienos gražios, kitos nelabai, kitos tokios ganėtinai keistokos. Šios yra laukui, sraigės, avytės, ančiukai. Man labai patiko šis užrašas Home Sweet Home. Jis tikrai yra kabinamas kažkur ant namo. Labai gražios spalvos ir pats dizainas toks labai gražus. Na va, šios statulėlės kiek keistokos, bet manau labai puikiai susižiūrėtų kokiam nors lauko vakarėlį. Ir paskutinis dalykas tai yra būtent velykiniai skyreliai. Pažiūrėkite visus kiškučius, kokie gražus, minkšti, labai daug įvairių spalvų. O tokie kiaušiniai labai gražus, veltinukai, įvairių tokių pastelinių spalvų su gėlytėmis. Taip pat va čia jau didesni tokie veltinukai, kaip statulėlės, manau ant stalo pasidėti, visai gražu būtų galbūt net ir ant velykinio stalo. Taip pat va tokios girliandos, stikliniai burbulai, atrodo tarsi kiaušiniai ir jos šviečia labai gražiai. Man patiko ir galvojau visai būtų gražu namuose pasikabinti. Taip pat va tokie ant stalo stikliniai šviečiantis kiaušiniai ir žinoma kiškučiai. Vau, žinokit, kaip šilta laukia, nors ir linuoja šiek tiek, bet kažkaip, lai linuoja, svarbu visai, atsisegus visą vaikštau, gal ir nelabai gerai, nes žinot, būna tas ankstyvas atėjęs pavasaris ir paskui vėl gauni beveik minusiuką. Tai grįžtu iš Actiono, keliauju namo. Action parduotuvė kaip ir pavasariui pasiruošusi. Tikrai yra dalykėlių visai gražių. Bet nieko nepirkau tokio rimto, nes namams šiuo metu nelabai kažko tokio reikia. Galbūt dar pergalvosiu šiek tiek velykinės dekoracijas. Su kitu kartu nueisiu, gal kažką nusipirksiu. O šiaip nusipirkau visokių, nesamanyčiau. Ten batarkių ir panašiai. Tai šį kartą pasiėmiau tik tokių dalykų kaip indų plovimo gelis, tada toks Airwick gaiviklis, kuris įsistato į tokį specialų aparačiuką ir purškia automatiškai kas keliasdešimt minučių. Greipfrutų ir laimų kvapo. 3 plaušinės indams plauti. Ir dar pamačiau tokias įdomias kempines švarai namuose palaikyti, vadinasi Super Duster. Tai yra tokios plaušinės specialiai dulkiams nušluostyti. Parašyta netgi ir gyvūnų plaukus labai gerai surenka ir nereikia naudoti jokių kitų chemikalų, tik vandenį. Jas skylėti, yra tas jausmas, lyg jos būtų jau šlapios. Nekantrauju išbandyti, nes šiuose namuose dulkės kaupėsi labai kosminiu greičiu. Ir paskutiniai dalykėlį, ką pasiėmiau iš Actiono, tai gimtadienį ar taip kažkokios progos ir turėti dovanų maišelių, atviručių ar taip dovanų dėžučių. Paėmiau, kad turėčiau maišelių dovanų, tai yra gimimo dienos proga.
Taip pat tokį gali būti gimtadieniui ir ne tik, be jokių užrašų, bet labai gražus man pasirodė. Toks pavasariškas, su braškėm ir gėlytėm. Ir taip pat mini, jeigu reikėtų tokią mažą dovanėlę ir be kažkokios ypatingos progos galbūt. Gavau gražių atviručių, tarsi padėkos atvirutė. Čia yra 2 atvirutės, o kita yra gimimo dienos proga. Ir dar 2 atvirutės, tai viena yra laikas švęsti, o kita yra for you, tau. Tai tokios 2 atvirutės, kurios taip pat gali būti nebūtinai gimtadienio progai. Mėgstu būti pasiruošus ir turėti spintoje tokių dalykų, jeigu greitai išpultų kažkokia proga. Ir dar vienas dalykas – dėžutė. Tai dėžutė dovanėlį kažkokiai, paprasta, gimtadienio proga. Ir jau žinau, kam dovanosiu. Artėja vieno mano kolegos gimtadienis, tai jisai labai linksmas žmogus, tai nupirksiu kažką labai juokingo ir įdėsiu šitą dėžutę. Turbūt panaudosiu vieną iš atviručių. Tai būsiu pasiruošusi linksmai nustebinti nors kelias žmonės. Na, o į Krudvatą ėjau pirkti vieno savo kasdieninio dalyko, kuris jau baiginėjasi. Tai yra mano naktinis regeneruojantis veido serumas. Man jis labai patinka. Pirkausi aš jį jau kokius 8 kartus. Ir tai parodo, kad man šitas produktas labai patinka ir aš matau kažkokį rezultatą. Tai gavau ir dar sukaupu. Šią savaitę papuolė akcija, 1 perki, 1 nemokamai. Pirkau net negalvodama, man jo reikėjo, o gavau 2. Čia mano nuoširdi rekomendacija. Esu ir mamai parvežusi lauktuvių šitą serumą, jai irgi patiko, nes mes moteris ir dalinamės savo atradimais. Tiesa, kaip kitaip sužinosi apie kažkokį neblogą produktą, jeigu neišgirsi iš tiesiog paprasto žmogaus. Vakare, prieš einant miegoti, jau kai veidas būna švarus, užsidedu savo paprastą Nivea kremą, palaukiu, kol jis šiek tiek įsigers ir tuomet užlašinu kokius 4 lašelius serumo, gražiai paskirstau po veidą ir palaukiu, kol šiek tiek įsigers ir tada einu miegoti. O ryte, kai atsikeli, tas veidas atrodo toks lygus, toks pailsėjęs, pridrėkintas. Netgi raukšlės, tarkim, mano šita pagrindinė, tokia gili, ganėtinai raukšlė, jinai ryte būna tokia tarsi pranykusi. Tikrai labai patinka man tas efektas ir plius tai, kad po serumo naudojimo veidas nėra lipnus, kaip būna po kai kurių serumų. Aišku, kiekvieną produktą reikia naudoti ganėtinai ilgą laiką, kad pradėtų matytis rezultatas. Aš jį naudoju jau tikrai ganėtinai ilgai ir rezultatą puikiai matau ir jaučiu. Mano oda, esu minėjusi, yra ganėtinai jautri, tai po šio produkto nėra jokių paberimų, jokio nemalonaus jausmo ar perštėjimo. Esu patenkinta ir naudosiu tikrai dar ilgą laiką. Šį rudenį man draugė į sintinuką buvo įdėjusi lūpų vazeliną iš Blistex ir man jis labai patiko, aš jį naudojau visą žiemą ir sunaudojau. Tai yra daug Krudvate, truputėlį kitokį, bet būtent iš tos kompanijos ir tai yra 24 valandas drėkinantis lūpų vazelinas. Tai tikiuosi, kad bus lygiai toks pat geras, kurį jau sunaudojau. Taip pat pamačiau labai gražių gėlyčių sėklų. Tai paėmiau mamukui, nes mano tėvai labai puoselėja savo sodą ir jame yra, jeigu nesumeluosiu, apie 100 skirtingų rūšių gėlių. Todėl galvoju visai smagu, jeigu įdėsiu jiems būtent gėlyčių sėklų iš Olandijos, nes Olandija pasižymi kaip gėlių kraštas. Paieškosiu dar daugiau gėlių sėklų, kad būtų jų kuo įdomesnių ir įvairesnių ir kad galėtų jie papildyti savo gėlių kolekciją. Na ir paskutinis dalykas, toks neplanuotas pirkinukas, pamačiau ir galvoju, kokie gražūs ir tokie mėly ir labai nebrangus, nes akcija. Tai pamačiau va tokius auskariukus, matot kaip žėri gražiai, tokie kuklus, paprastučiai ir jie yra sidabriniai. Va čia parašyta, jeigu matosi. Tai pagalvojau, kodėlgi ne, labai panašus į mano šiuos paprastučius, tik čia yra su akutėm ir blizga. Tai va, čia buvo mano paskutinis šiandienos pirkinukas. Nieko labai daug, bet vis kažką norisi nusipirkti. Turbūt mes moteris ir negalim be pirkinių. Vis kažko reikia, vis kažko ieškom. Na, bet pinigai tam ir skirti šiame pasaulyje, kad juos leistumėm. Jeigu jau žiūrėjote šitą video iki čia, tai paspauskite būtinai laiką, pasubscribinkite, jeigu dar nesuscribinat, parašykite komentarą. Beje,
paskutiniu metu komentarai tokie gražūs, labai ilgi, labai smagu, labai ačiū, kad atsiverėt, kad kažko paklausėt, kad pabendraujat su manim, esu labai dėkinga ir laiminga. O dabar keliauju jums editinsiu šitą vlogą, tada praustis ir miegoti. Iki greito susitikimo, bučiuoju, Ru.